Sveiki! O dabar pakalbėsim apie vieną dažną Lietuvoje augantį augaliuką, kurį turbūt visi jau nuo mažumės matėte, bent jau galbūt nepažįstate, bet matėte ir dabar galėsite susipažinti. Tai va, prašom iš arčiau pafilmuoti dar. Tai yra bevainikė ramunė. Bevainikė ne šiaip sau. Aš vaikystėje galvodavau, matydavau Palangoj, pas močiutę, matydavau ją augančią visur pakelėse, va taip, va tarp trinkelių išaugusią. Ir aš galvodavau, o tai jeigu čia ramunėlė, jinai kvepia šiek tiek va kaip ramunėlė, tai galvau, o tai kur jos yra tie žiedlapiai vadinami. Ir aš galvodavau, kad aš tiesiog visą laiką nelaiku ją pamatydavau, kai jinai jau nusimetus to žiedlapis yra. Bet iš tikrųjų tai tiesiog yra jos natūrali tokia būsena, toks jos žydėjimas yra, toks jos graižas. Va tas va žiedukas, žiedynas iš tikrųjų čia yra vadinamas graižu. Ir va čia mes matom, kad jinai neturi tų va baltų tokių vainiklapių. Jinai turi tuos vadinamosius vamzdiškus žiedus, kurie yra per viduriuką, o liežuviškųjų žiedų, kurie turėtų būti natūraliai, kaip mes papratę, pas ją jų tiesiog nėra. Tai va tokia yra šitos bevainikės ramunės, kuri neturi vainikėlio. Tokia yra jos ypatybė. Dabar tęsiant temą apie ramunėlės, gavau pastabą, kad nepaminėjau ir to augalo. Tai dabar vat, su laiku vis po vieną va, tai paminėsim. Tai čia irgi nėra ta vaistinė ramunėlė. Tai yra taip pat ramunė, bet bevainikė. Ir iš tikrųjų, žinokit, savybės jos yra gana panašios į tos vaistinės ramunės, tik tai daug silpnesnės. Tai iš esmės, jeigu neauginate tos vaistinės ramunės, jūs galite tiesiog pasirinkti, kaip arbatoms, pasirinkti ir šių bevainikių ramunių. Kvapą jos turi gana stiprų, iš tikrųjų, va taip patrynus. Toks yra. Kai kam primena ananaso kvapą, kai kam primena va, tiesiog tą ramunėlių kvapą. Man tai tarp to ir tarp to. Iš tikrųjų šiaip skanus kvapas. Tai va, galima pasidžavinti ją arbatoms, jinai nėra nuodinga, bet ir nėra labai vaistinga. Tai va, ir dar ką reikėtų pabrėžti, kad tai nėra natūraliai augantis čia Lietuvos augalas. Tai yra iš tikrųjų svetimžemis augalas, kuris yra paplitęs Azijoje. Aš iš tikrųjų, kai sužinojau, tai man buvo šokas, nes aš nuo vaikystės matydavau jas visur ir pievose, ir ten, bet tai vis dėlto nėra lietuviškas augalas. Jis čia tiesiog, kaip sakant, aklimatizavosi, jam čia patiko ir išplito. Nėra laikoma invaziniu, bet tiesiog svetimžemių augalų. Taip, dabar, kai jinai išdygsta, jūs galite valgyti ir jos lapukus. Galima juos naudoti salotoms. Taip pat va, tuos graižus galima naudoti įvairiems desertams, kadangi jie turi tokį, va, kaip minėjau, ananaso tokį kvapą. Tai va, į desertus galima jų įdėti. Ir aš iš tikrųjų nebandžiau to daryti, bet jūs galite pabandyti. Nenusinuodysit, aišku, per daug nedėkit. Bet tiesiog vat, gerai turėti minti, kad ją irgi galima panaudoti kulinarijoje, galima panaudoti tokią kaip pavasarinį prieskonį. Labiau naudokit kaip prieskonį, ne kaip maistą. Tai va, turbūt būtų tiek apie bevainikę ramunę. Dabar žinosite, kas čia per augaliukas yra ir kad jisai iš tikrųjų yra nemūsiškas, bet čia pritapęs, prigijęs ir paplitęs gana stipriai. Tai va, šiam kartui būtų tiek ir iki kitų kartų.